Garbėsiu Kristui. Esu kunigas Gintaras Antanas Jonikas. Kunigystės šventimus gavau 1989 metais, Liepos 25 dieną, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Mane išventino patį pirmą po sovietmečio, būtent Panevėžio katedroje. Prisimenu minę žmonių ir šiais metais sueis jau 37 metai kunigystės. Kunigu nuo pat vaikystės buvau, taip reikia sakyti. Aišku, buvo priežastis tam. Čia yra mano mamytė Sibire. Čia mano seneliai ir tetos Sibire. Kita mano šeimos pusė, iš tėvelio pusės irgi. Tėvelis buvo lageryje, okupantų įkalintas, nes buvo rezistencijos dalyvis, priešinosi okupacijai su savo draugais ir išgyveno tėvelis lagerį. Mama išgyveno irgi Krasnojarską. Sugrįžo į Lietuvą, susituokė ir kai aš gimiau, atsitiko taip, kad gydytojai pasakė, jog man neskirta gyventi. Ir mama, neturėdama kaip toliau veikti, ką galvoti, ką daryti, tiesiog gyvenime gaudama dar vieną labai stiprų smūgį. Ir tas smūgis buvo, kaip mamytė sakė, buvo jai skaudesnis negu tremtis, lageriai tėveliui, tai mane paaukojo Dievo motinai. Ir tiesiog mamos prisimenu šios žodžius, kad jeigu Dievo motina norės, kad tu gyventum, tai tu gyvensi. Taip man tam kūdikiui pasakė. Ir vėliau mano primicijose, mano pirmose mišiose dalyvavo gydytoja, kuri paliudijo būtent ir dar daugiau paliudijo iš medicininės pusės, kad mano gyvenimas yra toks su palaima iš dangaus, nes mediciniškai neturėjau išgyventi. Ir tuomet, prisimenu, buvau 5 metų, o dar prieš tai, kaip pasakojo artimieji, 4 metų, kada pasakiau, kad aš būsiu kunigu. O 5 metų pats turėjau tokią asmeninę patirtį, kurios nelabai noriu dalintis. Čia labai yra privatu, bet tuo pačiu yra sakoma man ir kiekvienam jaunam žmogui, kad tave Dievas pašaukė. Ne tu pasirenki, tave Dievas pašaukė. Ir aš prisimenu, kada skaičiau apie Joną Paulių II knygą, kur buvo irgi ir pavadinta knyga Pašaukė mane, tai čia yra tikra tiesa. Ir tas pašaukimas yra labai individualus kiekvienam. Sakau, mano toks buvo pašaukimas, todėl kad paaukojo mane Dievo motinai ir visą gyvenimą jaučiu būtent savo palydėjimą iš Dievo motinos ir savo kunigystėje, ir savo kasdienybėje, ir savo nerimuose, ir savo abejonėse, ir savo, reiškia, džiaugsmuose. Tai yra labai labai svarbu. Ir aš čia turiu nuotrauką, kur aš esu dėkingas mamai už, čia mano šventimai Panevėžio katedroje, už kunigystę. Tai mano pašaukimas atėjo galbūt iš to, kad mane mama paaukojo Dievo motinai ir per Mariją, kaip mes sakome, į Kristų einam.
Tai mano toks buvo irgi pašaukimo, tokia mano pradžia buvo. Čia yra mano tėvelis va toj pusėje, kuris irgi įgavau tikėjimo tokį augimą. Mes visi turime autoritetus ir man didžiausias autoritetas tikrai mano kunigystėje yra būtent tėvai, šeima. Ir be abejo mūsų šitą istoriją, va čia yra mano pirmos laidotuvės buvo kaip kunigo, senelius į Sibirą palaidoti, parvežtus jų kauliukus. Tėvelis ir brolis nedalyvavo mano šventimuose, buvo išvykę į pirmą ekspediciją į Sibirą parvežti mano senelius, nes čia yra jų kapai. Lietuva yra žemė mūsų ir mūsų kapai čia yra. Tai va ir šitos visos tremtinių aukos ir kančios tikrai yra bendrai kunigų irgi sėkla į kunigystę Lietuvoje, į mūsų ir tikėjimą. Ir čia galiu prisiminti ir Biblijos žodžius, kad Kristaus pažada, kad pragaro vartai nenugalės. Kartais mes matom įvairius iššūkius, sunkumus, bet yra pagrindai, ant kurių pastatyta bažnyčia, tikėjimas, tos didžiosios vertybės, kurios tikrai ir parodo, kad mes esam krikščionys, esam tikintys, esam bažnyčia, turim šeimas, kurios išugdo naujus pašaukimus.